Gal mokams įjungs, ne? Ką aš žinau. Čia draugiškai. Aš pas vieną senuką kaime radau daug daržiniai tošės. Sakau, senelį, gal tošį parduodi? Vaikeli, tau reikalinga ta tošė. Ką darysi? Nežinau, sakau. Tai jeigu nežinai, tai kam siūlai? Neparduosiu aš tau. A ką jūs, sakau, iš tošės daro? Jis man pradėjo pasakoti. O, sakau, čia reikia mokslo. Tai va. Tai jeigu nori, aš tau galiu padaryti. Kava, daugiau viskas. Tai va yra šitas. Tas geras ir matai, labai nupravimas. Kaina. Bet, ta man vieną juostą reikia perrašyti. Bet net, ta prasme, neužsiemas. Ne, neužsiima. Tų variantų yra, o 9 yra. Ne, čia netgi, jo, 9, 4, tai va, važiuoja, bet aidas netiks, jo. Kokia kaina? Nežinot. Galiu paklausti. Paklauskit. Vytai, tavo elektronikos kokia kaina? Gerai. Tuoj eina, po minutės bus. Gerai. Tai čia jau ir dėžutės tos, ne? Turbūt. Sveiki. Sveiki. Kokia kaina? Taip, šita būtų 70, šita 50. O ten tam dangčiukai ir nėra, trūksta, taip? Jo, nėra, bet juos internete yra su 3D printeriu galima pasidaryti. Ten kainuos centus kelius. Su jautiena ar kiek? PM ir 7. Nu, renkatės juostą? No. Jo, tai čia taip ir yra, bet noriu pasižiūrėti, žinai, kokie yra.
А откуда вы? Из Риги. Да смотри, у Горбена так как и правильно, Учит только Гейди, это самое я вдоль сделать. Двілика. Да, щоб побити старі біліка. Трілика. Ой, і там просить. Ага. Добре, подар, попасти. Не, ось я ще не спомираю. Попасти. Добре. Visi įdomesni kokia kita, viena istorija. Visos aš istorijas mėgstu paklausyti. Prašom, ponai. Taip. Vaistai nuo infliacijos. Sidabras, retos monetos, šveicariški laikrodžiai. Kokios kainos? Tas 50 be baterijos. O tam tas pilnai veikiantis su diskete 30. Ant laido gali pajungti. Buvo vakar davėms, įdėdavo ir čia diskečių. Pavartyk. Tak, galvojau su paveiksliukus. Čia jūsų irgi? Kiek už tą albumiuką? Čia su nuotraukom? Jo. 50. Ir sakykit, čia jūsų asmeninis ar pirkot? Ne, įgijau. Na, išeitų da paderinti kainą? Kem 5. Ką? Ta albumą. Vienetais geriau parduoti nuotraukas. Nu, matai, čia gaunas kai nostalgija prisimintos visos senus aktorius. Bamba. Kokios kainos? Buongiorno, signora, buongiorno. Po kiek kompaktai? Kompaktai čia va, A. šitą berniuko. Kokia kaina? Pusantro. Euro? Kaip? Pusantro euro?
pusantro tūkstančio. O jeigu paimsit visus su dėžute, be dėžutės duosiu nemokamai. Ką? Paimsiu aš. Tai aš tada paimsiu. Paimsiu aš tada. Palaikyk iš papamų. Tai ir tuos paimkit, ten irgi tinkantis tai be dėžutės. Tinkantis? Tinkantis. Tai šitos paskaičiuosim, čia 3-6 eurai, o tie... Šito irgi reikia. Ai, jo, tada kiek jis 2 eurų? Šitą eurą paskaičiuosim. Tai 6-7 eurai visi. Aha, tai jos iš gražos duosiu. Dėkui. Šitokia yra. Ką? Žaidimai. Ai, tu turi antrą, ne? Ne, čia pirma. O kiek kiti nežinos. Čia lypradė. Aštuoja. Prašau. Ačiū Jums. Viskas su gaminimu susijęs. O ten matot Gameboy'aus stiklas didinimo yra. O, nemačiau. O kokia jo kaina? Bet čia nuo to originalos, kai jau pirkot, šiaip 10 prašau, kokius 8 minimaliai parduočiau. Paužiūrėk tau darbą. O, Čia įdomu. Kokia šito kaina? taip, šitie bus brangesni biškai. Jų reikia tikrinti, keli yra veikiantis, keli neveikiantis. Ir kainos bus nuo 45 iki 70 eurų. Čia kas liečia sovietinius, šitų kitaiskus ir japonskus, aš neįsivaizduoju. Čia atrodo japoniškas šitas buvo. Šitas nežinau. O šitie kinieti, ne, šitas irgi atrodo japoniškas pagal hieroglifus. Šitie maždaug po 15-20 eurų, šitai biškai brangesni. Ai, va, dar vienas čia atrodo. A, jūs filmuojat, ja? Tai tas dantelė. Gaila be dantelė. Ir kažkuriam čia baterijos buvo įdėtos, galit net pažaisti. Ne, va, matau, kad yra. Jo, ir tam ekranas biškai blogai rodo. Ir kitus dabar galim iš baterijos ir tikrinti, jeigu įdomu.
Sveiki. Sveiki. Kokia kaina? Tai šita būtų 70, šita 50. Ten tam dangčiukai ir nėra, trūksta, taip? Jo, nėra, bet juos internete yra 3D printerį galima pasidaryti. Kainuos centus keli. Su jautiem ar daugiau? 5 ir 7. Buongiorno signora, buongiorno. Po kiek kompaktai? Kompaktai čia va, šitą berniuko. Kokia kaina? Euro? Kaip? 1,5 euro? 2500. O jeigu paimsit visus su dėžute, be dėžutės duosiu nemokamai. Ką? Paimsiu aš. Tai aš tada paimsiu. Paimsiu aš tada. Palaikyk iš papamų. Tai ir tos paimkit, ten irgi tinkantis tie be dėžutės. Tinkantis? Tinkantis. Tai šitos paskaičiuosim, čia 3-6 eurai, o tie... Šito irgi reikia. Ai, jo, tada kiek jis 2 eurų? Šitą eurą paskaičiuosim. Tai 6-7 eurai visi. Aha, tai jos iš grąžos duosiu. Dėkui. Kažkokia tokia yra? Ką? Žaidimai? Ai, tu turi antrą, ne? Ne, čia pirma. O kiek kiti nežinos? Jų reikia tikrinti, čia keli yra veikiantis, keli neveikiantis. Ir kainos bus nuo 45 iki 70 eurų. Čia kas liečia sovietinius, šitų kitaiskus ir japonskus, aš neįsivaizduoju. Čia atrodo japoniškas šitas buvo. Šitas nežinau. O šitie kinėti? Ne, šitas irgi atrodo japoniškas, pagal hieroglifus. Šitie maždaug po 15-20 eurų, šitie biškį brangesni. Ai, va, dar vienas čia atrodo. A, jūs filmuojat, ja? Tai elektronika, tas dantelė. Gaila be dantelė. Ir kažkuriam čia baterijos buvo įdėtos, galit net pažaisti. Ne, va, matau, kad yra. Jo, ir tam ekranas biškai blogai rodo. Ir kitus dabar galim iš baterijos ir tikrinti, jeigu įdomu. Kokios kainos? Tas 50 be baterijos. O tam tas pilnai veikiantis su diskete 30, bet ant laido gali pajungti. Buvo vakar dadiems, įdėdavo ir čia diskečių. Tai išeitų už 40? Ne, tikrai ne. Kiem 5? Nu gerai. Tam 55. Patėl būčiau. Mačiau irgi ieška tų rankinių. Dėkui. Gerai, dėkui jums.